konkurencinėje aplinkoje tikrai neužtenka eiti lėtų žingsnių, mes turime bėgti ir jeigu nori keisti pasaulį, keisk nuo savęs, nuo mūsų, tai mes esam tas pavyzdys, kokį norim matyti mūsų aplinkoje. Gerokai maloniau auginti verslą, padedant klientui išlikti sveikiems, kuo ilgiau būti judriems, aktyviems ir su liga susidurti kuo vėliau. Su kiekviena diena turime vis daugiau klientų, kurie perka ne vaistus mūsų vaistinėse, apsilanko dėl patarimo, dėl prekių, kurios pradeda išlikti sveikiems ir aktyviems. Ir matuojame, kaip klientas vertina mus kaip grožio ir sveikatos partnerį, kuriuo mes norėtumėme tapti jo gyvenime. Pirmiausiai savo pasisakėm tikslius žingsnius tos naujo strateginio pokyčio Lietuvoje ir daugelį tų projektų pabandėme geriausiai pavykusius ar projektus, ar jų dalis, ar kažkokius veiksmus, kurie galvojam, kad buvo naudingi ir mums, ir klientui, tikrai mes pradėjome kitose šalyse. Ir aš manau, kitom šalim yra lengviau, nes jos ima jau pavykusius projektus. O kartais būna gera idėja, tiesiog kažkur pritrūksta energijos, laiko, dėmesio kažkieno, kad jinai nutrūksta pusiaukeliai. Tai kitos šalis jos ima geriausią praktiką, manau, dar lengviau jau. Žinot, šitos organizacijos kraujyje yra būti lyderiais ir būti geresniais negu buvome vakar, padaryti daug geriau negu padarėme vakar, pasiūlyti pirmiems geriausiai ir todėl mes eiti negalime, mes privalome bėgti.